Tai ypač svarbu sprendžiant klausimus, kurie tiesiogiai susiję su žmonių saugumu, aplinka ir valstybės ateitimi. Kviečiu įmonės Altra komunikacijos vadovę Jolitą Mažeikienę, kuri pasidalins praktinę patirtimi, kaip energetikos projektai tampa priimtini visuomeniai per dialogą ir pasitikėjimą. Altra įgyvendina kompleksiškiausią Lietuvos aplinkosaugos megaprojektą, kuris apima Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimą, saugų radioaktyvių atliekų tvarkymą bei saugojimui skirtos infrastruktūros plėtrą tam, kad Lietuvos ateitis būtų švari ir tvari. Tai kviečiame, pasitikite Jolitą Mažeikienę. Tai sveiki. Kai prieš 2 metus prisijungiau prie energetikos sektoriaus dirbti su komunikacija ir darbo pokalbio metu manęs paklausė, kuo skiriasi informavimas nuo komunikacijos, aš susimąsčiau. Bet ne dėl to, kad neturėjau atsakymų. Man kilo pačiai klausimas, o kodėl to klausia? Ir kai pradėjau dirbti su Ignalinos atominės elektrinės komunikacija, supratau, kad buvo tik informavimas. Su komanda pradėjus dėlioti komunikacijos strategiją, labai dažnai girdėjom, kad ši veikla yra griežtai licenzijuojama, daugybę galimybių riboja branduolinės saugos reikalavimai ir panašiai. Ir mes tada atėjo toks suvokimas, kad mes turim gauti socialinę licenciją. Tai yra įgyti pasitikėjimą, komunikuoti, kad mes galim ir turim pasakoti tai, ką šiuo metu vykdo, kokią veiklą vykdo Ignalinos atominė elektrinė. Ir čia, kai buvau pakviesta skaityti šitą pranešimą, pati mąsčiau iš tikrųjų, kad informavimas nelygus dialogui netgi ir dialogas nelygus informavimui. Kodėl? Nes informuodami mes tik tai vien krypčiai pasakome, paaiškiname, ką darome, visuomenė, mūsų auditorija tarsi žino, bet nebūtinai palaiko. Kai mes einam į dialogą, jisai gali būti labai formalus ir imituojamas, ir jis tada ir iš jo kyla tokia rizika, kad netiki mumis, nes po dialogo nesikeičia sprendimai. Pasitikėjimas yra užsitarnaujamas. Ir jam užsitarnauti reikia nuoseklumo, įrodymų savo elgseną ir labiausiai reikia laiko, disciplinos, rutinos ir organizacijos įsipareigojimo. Ir tai yra kelias, kuriuo mes nusprendėm eiti, kaip Ignalinos atominė elektrinė, nuo šiol veikianti Altra vardu. Pradedant pokytį ir transformaciją, visada reikia įsivardinti problemą, kokią mes norim spręsti. Ir šiandien jau buvo nuo scenos ir ministro paminėta, kad ir pokytis, transformacija viso Lietuvos energetikos sektoriaus prasidėjo nuo Ignalinos atominės elektrinės, kuri buvo, norisi sakyti, uždaryta, ar ne, bet išjungtas paskutinis antrasis branduolinis reaktorius 2009 metais. Bet įmonė nebuvo uždaryta, bet jinai nuėjo užmarštin. Nors mes pradėjom įgyvendinti tikrai milžinišką kompleksinį jėgainės išmontavimo, eksploatacijos nutraukimo projektą, kurio projekto tas laiko juosta ne tik dešimtmečiais, bet jau kai suskaičiavom siekia ir šimtmečius. Tai mes pripažinom, kad mūsų įmonė, mūsų veikla buvo ir vis dar iki šiol daugelio visuomenės žmonių akise matoma kaip įmonė su besibaigiančia galiojimo data. Na ir ką su tuo daryti? Išskleisti problemą. Tai visada susidūrus su problema reikia dar labiau ją dekonstruoti ir mes labai aiškiai savo pasakėm, kad labai daug dimensijų slypi po ta problema, jinai labai daug turi klodų ir viską mums reikia pakeisti, transformuoti.
Istoriškai visi suprantam, kad tai yra tokių praeities traumų simbolis, ar ne? Ekonomiškai girdim, kad neefektyvus, finansiškai nenaudingas projektas. Visuomenėje nesaugus, irgi pavojingas objektas, iš nežinojimo. Politiškai irgi toks neišvengiamas, bet vengiamas klausimas. Ir energetikoje jūs esate iš pažangių energetikos įmonių ir gal jeigu esate lankęs Ignalinos atominėje elektrinėje, o jeigu ir ne, įsivaizduojate, kad tai yra greičiau toks pasenusių technologijų centras. Bet taip nėra. Ir organizaciškai dar irgi problemą išskleidžiant aiškėja taip, kad įsivardinom, kad mes tarsi su tokiu visuomenės žinomumu, kaip įmonė, negalime pasiūlyti ateities. Bet taip irgi nėra. Taip girdėjom iš išorės, iš visuomenės, iš mūsų suinteresuotų šalių, bet sakom, pasimatuokim. Ir norint daryti pokytį tikrai, ir žinant, girdint, kad yra kažkas blogai, aš labai linkiu visiems atsistoti ant to dugno, suvokti, kur yra tas dugnas ir pasimatuoti. Ir mes atlikome visuomenės nuomonės tyrimus 24 ir 25 metais ir paklausime, kiek Lietuvos visuomenė žino, yra girdėję apie Ignalinos atominę elektrinę. Ir tikrai mūsų nuostabai 24 metais žinančių jau buvo, taip gerai sakyčiau, 50, tik pusė Lietuvos gyventojų, bendrai paėmus 87%. Ir panašu, kad taip, įmonė jos veikla ėjo užmarštin. Pradėję aktyvius komunikacijos veiksmus po metų dar kartą pasimatavom ir štai, jau 25 metais apie Ignalinos atominę elektrinę Lietuvos gyventojai žino 94%. Tarsi iš užmaršties pakėlėme į žinojimą. Tai žinoti, kad yra Ignalinos atominė elektrinė neužtenka. Taip, tai yra objektas stovintis Visagino savivaldybėje, net ne Ignalinoje, čia irgi naratyvas, kurį keičiame. Bet svarbu paklausti ir žinoti, ar žino gyventojai visuomenė, kad mes veikiam ir ką mes darom. Tai čia toks liūdesėlis, su kurio realybę mes priėmėme, nes 24 metais tik pusė Lietuvos gyventojų sakė, kad taip žinom, kad įmonė veikia, vykdo kažkokią veiklą. Po metų žinančių atsirado šiek tiek daugiau, bet mums to neužtenka. Žinomiausi dalykai irgi labai įdomus. Džiaugiamės, kad lyginant su 24 metais daugiau visuomenės iš mūsų komunikacijos veiksmų sužinojo, kad mes tikrai ardom, demontuojam, išmontuojam ir mažiau atsirado tokių dalykų kaip korupcija, brangus išlaikymas ir panašiai. Čia tarptų žinomumo veiklų, ką žino visuomenė apie mūsų veiklą, buvo vienas labai juokingas, kad 24 metais dar 3% Lietuvos gyventojų galvojo, kad mes gaminam elektrą. Tai 25 metais taip jau nėra manančių. Na ir kas iš to? Kokį pokytį mes norime kurti? Žinom situaciją, kad mes esam praeities simbolis. Šiandien laikoma užsidarančią, visuomenė mažai žino apie mūsų veiklą. Mes einame į ateitį. Ir girdžiu čia nuo šitos scenos labai daug šito žodžio, raktinis žodis konferencijos ateitis ir kokia jinai yra. Ir mes norime pasakyti, kad esame gyvybinga įmonė su labai išskirtinė misija. Kryptis, kaip tai pakeisti? Turime istoriją, ir kuri yra gyva dar kai kurių žmonių atmintyje. Ir sakom, taip, mes nuo istorijos niekur nepabėgsim, jinai egzistuoja, tai yra toks savotiškas mūsų turtas ir kapitalas. Bet norint keisti kryptį, apsisprendėme keisti kontekstą. Tai yra papasakoti naują istoriją apie Ignalinos atominę elektrinę, ką jinai šiuo metu veikia. Ir susireikšminti. Mes priėmėme sprendimą susireikšminti, tai yra parodyti visuomeniai, kad tai yra nacionalinis megaprojektas. Kad kiekvienas Lietuvos gyventojas žinotų, ką daro atominė komanda Lietuvos pakrašty Visagine, nes jeigu mūsų nebūtų, mes kiekvieną dieną dirbam su radioaktyvių atliekų tvarkymu. Ne tik išmontuojame jėgainę, bet didžiulis darbas yra radioaktyvias atliekas suklasifikuoti, tinkamai dezaktyvuoti,
dalį atiduoti į antrinę rinką. Pas mus tikrai maždaug 80% išmontuotų medžiagų keliauja per aukcionus atgal, metalas, betonas. Ir tik maža dalis yra paruošiama atliekynams. Tai didžiulis megaprojektas su didžiuliu finansavimu, didžiuliu projektų portfeliu. Ir tai yra labai reikšmingas darbas visai Lietuvai. Ir ką? Tikslas aktualizuoti. Komunikacijos strategijos mūsų ir pavadinimas yra aktualizuoti ir kaip tai padaryti. Pirmiausia, sakom, kad Ignalinos atominės elektrinės pavadinimas kaip prekės ženklas jau netarnauja. Ir mes netgi turime identiteto krizę, nes esam nei Ignalinoje, nei atominė, nei elektrinė. Ir tai priėm sprendimą keisti prekės ženklą, keisti veiklos vardą. Ir įtraukti visuomenę, stiprinant suvokimą apie branduolinę energetiką. Nes jeigu Lietuvoje branduolinės energetikos šiuo metu ir nėra kaip tokios generuojančios elektros energiją, bet mes esam branduolinės energetikos valstybė, pas mus galioja tai reglamentuojantys įstatymai ir šiame etape Ignalinos atominė elektrinė yra tam vadinamam 4. paskutinėme ciklo etape, kas yra veikla tvarkymas. Jūs kiekvienas savo sektoriuje, energetikos sektoriaus veikloje turite tvarkymo etapą. Generuojate elektros energiją, bet tuo pačiu ir tvarkote. Mes tik tvarkome. Na ir ką? Ignalinos atominė elektrinė tampa Altra. Kiek iš jūsų iki šiandien jau žinojote naują mūsų prekės ženklą? Smagu. Smagu matyti daug rankų iš tikrųjų, nes mes tai pasakėme garsiai tik tai praeitų metų pabaigoje. Ką reiškia Altra? Mūsų pozicionavimas yra Lietuvos atominės transformacijos architektai. Šitose raidėse tai irgi yra užkoduota, bet kad jūs kaip energetikų bendruomenė žinotumėt dar tiksliau, noriu daugiau paaiškinti. Tai pirmiausia yra nuo žodžio alter, kas lotyniškai reiškia kitas, antrasis, reikšmingai pakeisti, nepaverčiant kažkuo kitu. Mes transformuojame Ignalinos atominę elektrinę, ją išmontuojame, ją transformuojame į kitas formas, perdodame antriniai rinkai, dedame į atliekynus ir realiai vyksta transformacija. Pavadinime taip pat užkoduotas Lietuva, LT. Ir žinoma, RA, tai radioaktyvios atliekos ir mūsų pagrindinė su tuo susijusi veikla. Taigi mes dabar jau sakome, kad Altra yra tikrai kur kas daugiau nei Ignalinos atominės elektrinės uždarimas. Pirmiausia, tai yra branduolinio ciklo valdymas. Ir šitas paveiksliukas labai gerai tai iliustruoja. Kiekvienam energetikos sektoriaus srityje, kiekvienoje jūs turite tą pačią pradžią kaip resursą, iš ko jūs gaminsite elektrą. Mūsų atveju tai buvo kuras. Tada jūs turėdami resursą statote jėgainės. Mūsų atveju irgi buvo jėgainės statymas. Antras svarbus etapas. Trečias svarbus etapas – elektros gamyba. O ketvirtas – tvarkymas tų atliekų. Mes jas vadiname branduolinės veiklos palikimu, kuris tikrai yra milžiniškas ir brangus. Ir kartais irgi komandoje pajuokaujam, kad dabar tiesiog susimokame už tvarkymą, kuris anksčiau nebuvo įskaičiuotas į pigią elektros kainą. Kitas mūsų išryškėjęs veiklos bruožas arba priežastis patikėti, kodėl mes galim būti aktualūs ir visuomenė turi mumis tikėti, tai kad nors mes veikiame energetikos sektoriumi, bet de facto esam aplinkosauginė organizacija. Mes tvarkome tam, kad Lietuva būtų saugi, graži, tvari, neužteršta. Ir čia, kai energetika ir aplinkosauga susiduria viename projekte, paaiškinti atrodo labai sunku. Sugalvojom paprastą žodį naują – energosauga. Tai yra sąlytis dviejų sektorių, dviejų veiklos sričių. Ir šitas žodis jau yra užregistruotas Lietuvos naujų žodžių žodyne. Galite drąsiai vartoti. Na ir dėliojant įmonės veiklos perspektyvą,
priėjom tokios išvados, kad mes turime viziją 2100. Ir toj parodysiu priežastį ir jumis ją patikėti. Nes kai visi projektai susidėlioja į ilgą laiko juostą, mes taiga pamatome, kad mūsų veikla siekia 22 amžių. Ir kai jūs, jeigu iki šiol sakėte, kad ką jie ten veikia ir Ignalinos atominė elektrinė yra uždaryta, tai nuo šiol, man atrodo, išeisit su kitu žinojimu, nes reaktoriai bus išmontuoti apie 42 metus, visą jėgainės aikštelę senojo palikimo mes planuojame sutvarkyti iki 50-ųjų, bet jau tuo pačiu metu ir jau dabar yra prasidėję reikšmingi projektai, brėžiančiais dar didesnę laiko perspektyvą ir ilgesnį horizontą, kurį mes jau matome netgi apie 70-uosius metus. Tai yra mūsų dabartinė veikla vystant atliekynus ir didžiausias, rimčiausias, sudėtingiausias projektas yra giluminis atliekynas. Jo komanda jau dirba ir 35 metais turi paaiškėti giluminio atliekyno vieta, viena Lietuvoje. Ir leidimas statyboms, apie 70 pastatymas, eksploatacija iki 93-ųjų ir tikėtina monitoringas ir tolimesni veiksmai, kaip ir sakiau, 22 amžių netgi sieks. Tai mūsų misija yra tikrai išskirtinai ilgalaikė ir čia mums kurti pasitikėjimą yra ypač svarbu ir kai mes dėliojame savo suinteresuotų šalių matricą, joje atsiranda nauji sprendimų priėmėjai, tokie kaip moksleiviai netgi, kurie šiuo metu 5-6 klasiai, jie kažkada priminės sprendimą dėl giluminio atliekyno. Kalbam šiandien apie pasitikėjimą. Šis skaidrė yra apie tai, kokia yra pasitikėjimo kūrimo architektūra. Ir čia labiau yra mūsų komunikacijos tikslai. Aš neįsiplėsiu, bet labai svarbu žinoti ir įsivardinti savo, ką veikiam, kas esam, kaip veikiam, kodėl tai darom ir kas toliau. Tam, kad garantuotumėm savo suinteresuotų šalių ir auditorijos, tiksliau užsitarnautumėm jų pasitikėjimą, komunikacijos strategijoje naudojamės tokie 3H modeliu, nes įsivaizduokit komunikaciją kaip didelį ledkalnį. Ir jums neužtenka turėti susitikimo vieno, kito, trečio ir tai vadinti komunikacijos vykdymu. Labai daug nematomos dalies yra po vandeniu, toje storiausia ir sunkiausia higienos užtikrinimas ir mes savo esam pasisakę, kad Lietuvos kiekvienas pilietis užėjęs į mūsų tinklalapį iš karto turi sužinoti viską, apie ką mes veikiam ir kas šiuo metu vyksta. O kalbam ne apie ataskaitas, ką mes padarėm, bet kalbam ekspertiškai, kodėl tai darom ir kodėl yra tai naudinga visuomeniai. Labai daug dėmesio skiriam suinteresuotų šalių valdymui, nes tai yra pasitikėjimo ekosistemos kūrimas. Mes neturim klientų. Jeigu jūsų organizacijos parduoda elektrą konkrečiai klientui ir esate į klientus orientuotos, mes esam visiškai stakeholder-centric organizacija. Ir savo matricą suinteresuotų šalių valdymo peržiūrime 2 kartus per metus. Joje yra 100+ suinteresuotų šalių. Todėl mums labai svarbu sekti ir žiūrėti, kas mus veikia ir kokį poveikį darome mes. Taip išsiskiriame prioritetus ir priskiriame santykio savininkus. Pas mus kiekvienas kolega turi suinteresuotą šalį, su kuria dirba ir turi dialogo rutiną. Tai yra, kaip dažnai ir kokia forma su ja kalbasi. Ir esam dar tokį principą nusistatę, kad pirma turi įvykti tiesioginė komunikacija su suinteresuota šalimi ir tik po to išorėje mes pasakome. Ir labai svarbus grįžtamasis ryšys, ką išgirdome ir ką dėl to keičiame, ko nori iš mūsų suinteresuota šalis. Kad dar labiau atskleisti tai, kad informavimas nėra tik informavimas, turime tokią susidarę komunikacijos matricą ir tą savo auditoriją įtraukinėjom per skirtingas 4 dimensijas. Informuoti, edukuoti, įkvėpti ir įtraukti. Ir tam esame išsigryninę daugybę priemonių, kaip formų ir idealiausia ir komunikacija veiks tada, kai naudosite miksą.
kai ne tik išsiųsite pranešimą žiniasklaidai, bet ta tema suorganizuosite vizitą, atominį hakatoną kaip pavyzdys, ar integruosite į keliaujančią atominę pamoką. Taip mes išsigrynom gal tokias dvi pagrindinės atominės jungtis, su kuo mes norime bendrauti labiausiai, kad pasiektume savo tikslus. Tai jau mano minėtos ateities kartos ir mano taip pat minėti suinteresuoti partneriai, suinteresuotosios šalis. Nes be jų palaikymo, o be tų mažųjų mūsų piliečių žinojimo, kas jų laukia ateityje, mes didelių sprendimų neįgyvendinsim. Ir čia noriu visai pabaigai pasidalinti keliais mūsų tikrai sėkmingais ir gal jums pasirodys netikėtais sprendimais. Tai praeitais metais pasileidom keliaujančią atominę pamoką po Lietuvos mokyklas, kuri pasakoja apie aplinkosaugą ir energetiką, kaip energetikos sektorius tvariai veikia ir kokią įtaką daro aplinkai, vaikams tai yra pati įdomiausia tema. Ir kai prieinam prie radiacijos iš viso, tai yra kažkoks stebuklas, jiems labai įdomu. Ir čia mes papasakojam, kas Lietuvoje vyksta ir kaip tos atliekos tvarkomos. Ir jie sužino, kad kažkada jiems reiks priimti sprendimą dėl giluminio atliekyno vietos. Kita jau mano minėta energosaugos tema, su kuria irgi einam per vaikus įvairiausiuose renginiuose, kviečiame jau dabar išmontuoti Ignalinos atominę elektrinę, tinkamai surūšiuoti ir suprasti iš tikrųjų, kokį milžinišką darbą daro komanda. Šiais metais pradėjome visiškai naują formatą savo suinteresuotom šalims įtraukti, tai atominius pusryčius. Kas ketvirtį ir dar dažniau skiriame laiko konkrečiai suinteresuotai šaliai. Nedarom bendro renginio visiems, nes visų lūkesčiai interesai yra skirtingi, bet skaidome pagal auditorijas ir kviečiame kalbėtis. Atskirai tiekėjus, atskirai partnerius, potencialius, esamus ir čia apskrito stalo atominiai pusryčiai, paskutiniai su Visagino savivaldybės atstovais. Tokiu būdu mes kūrėme santykį. Sužinome ir pasidaliname dalykais, kurie po to ypatingai svarbus priimant sprendimus. Ir labai svarbu, darant komunikaciją, informuojant visuomenę, matuoti. Kaip ir pradžioj sakiau, labai svarbu žinoti, ant kokio dugno tu esi, nusibrėžti kelią, kur tu nori patekti ir reguliariai matuoti. Tai ką šiandien apie Altrą galvoja suinteresuotos šalis? Mes tikrai labai džiaugiamės padarę suinteresuotų šalių pasitenkinimo ir reputacijos tyrimą praeitų metų pabaigoje. Ir mus labiausiai džiugina tai, kad įmonės veiklą tikrai didžioji dalis vertina teigiamai, kad mūsų rekomendavimo indeksas irgi siekia aukštus balus, o reputacijos yra ypač puikioje zonoje, 54 balus iš 100 turime. Čia neseniai buvo paskelbtas Lietuvoje reputacijos indekso tyrimo rezultatai, tai mes nesame bendrame skaupe, bet ta pačia metodologija pasimatavom savo suinteresuotas šalis. Taip, tai mūsų suinteresuotom šalims irgi buvo netikėta, kad mes jų klausėme. Tai čia matyti ir slypi ta transformacija. Išeiti iš savo komforto zonos ir užsitarnauti sunkiai, bet užsitarnauti pasitikėjimą ir ne lengviausiais keliais. Tai kviečiu sekti Lietuvos atominę transformaciją ir būti jos liudininkais. Ačiū. Ačiū labai, Jolita. Dar nepabėkite. Turime vieną klausimą iš auditorijos, tai kaip ir apibendrinimui toksai klausimas, kam tam uždarytam ar ne objektui reikalingas rebrandingas? Trumpai apibendrinimui. Dažniausiai užduodamas klausimas. Aš bandžiau jums pasakyti, kad jūs patikėtumėte, kad mūsų veikla nesibaigia reaktorių išjungimu ir kad tvarkymas yra labai svarbi branduolinio ciklo, viso energetikos ciklo dalis. Ir mes esam branduolinės energetikos valstybė. Tai norisi turėti tos brandos ir suvokimo, kad tai yra labai svarbus, nacionališkai reikšmingas megaprojektas, todėl kalbėti senu vardu
jau nebeaktualu. Ir tarsi tos, kai kas iš jūsų čia visi atsimenate Ignalinos atominę elektrinę kaip tokią, bet įsivaizduokit, ta jaunoji karta, kuri užaugs, jiems tai nieko nesako. Juos ypač tai klaidina, tai siekiant labai tokių tolimų tikslų, nes mūsų veikla matosi labai horizontas ilgas, mes jau dabar imamės pokyčio ir patys savo net irgi pasakėm, kad jau esam pavėlavę 15 metų, nes šitą pokytį reikėjo daryti iš karto, kai buvo išjungtas paskutinis reaktorius ir prasidėjo kita įmonės veikla, ne elektros generacija, o tvarkymas. Tikiuosi atsakiau klausimą. Ačiū labai, Jolita. Paplokime.